Šiandien svečiuojamės Šiauliuose įsikūrusioje robotikos akademijoje, kuri yra žinoma kaip technologinio ugdymo įstaiga lyderiaujanti STEAM srityje. Laidoje sužinosime, kaip padėti vaikams pamilti mokymasi bei įkvėpti juos kurti. Labą dieną. Labą dieną. Dėkoju, kad šiandien priėmėte mus į svečius. Ir iš pradžių norėčiau paklausti, kaip kilo idėja įkurti robotikos akademiją ir kokių tikslų siekėt šiandien. Tai pagrindinė robotikos įkūrimo idėja dar prasidėjo daugiau negu prieš 12 metų. Ir vienas iš bendraįkūrėjų, Kristijonas, savo brolį iš Amerikos parvežė edukacinį Lego robotą. Ir tiesiog, kad pabandyti, pažaisti ir įprasta tvarka po 2 savaičių tas robotas tiesiog tapo pamirštas. Tai kaip suprantu, esmė, kad tiesiog tas vienas žaislas nebūtų numestas į šoną, bet su juo būtų galima dar kažką nuveikti, ar ne? Galbūt perkonstruoti, ar ne? Tikrai taip. Tai visi šitie robotai ir Lego būtent yra kaip įrankis visiems šitiem tikslam įvykdyti. Tai kas ugdome ir loginį mąstymą, ir kūrybiškumą, ir komandinį darbą. Tai pagrindė robotikos akademijos tikslas ir buvo, kad mes turime priemonę, bet mums reikia tai priemonė įgyvendinti dar kitų tokios kaip edukacinės tos priemonės. O ar norint pradėti lankyti, sakykime, vaikui būrelį pas jūs, reikia kažkokio išankstinio pasiruošimo, ar turėti kažkokių žinių, ar tiesiog galima eiti ir ateiti? Ir dar nuo kokio amžiaus vaikus priima? Tai iš tikrųjų absoliučiai jokio pasiruošimo nereikia. Tiesiog vaikas visi norintis gali ateiti ir lankyti būrelį. Nes visas mes priemonės suteikėme, atvykstame lygiai taip pat ir ugdymo įstaigas. O pagrinde tai vaikučiai lanko nuo 4 iki 10 metų konkrečiai būrelį. Jeigu kalbam apie stovyklas, lanko nuo 4 iki 12 metų. Tai absoliučiai jokio pasirašymo nereikia. O kuo jūsų įstaiga skiriasi nuo kitų technologinio mokymo įstaigų, ar ne? Kažkokioj krypty jūs esat stipresni? Mes esame viena didžiausių technologinio ugdymo įstaigų Lietuvoje ir turbūt didžiausią patirtį turintis, nes jau kaip ir minėjau, gyvuojame 12 metų, konkrečiai Šiauliuose gyvuojame jau 8 metai, tai turime sukaupę tikrai labai daug patirties. Ir ką svarbu paminėti, kad 2018 metais gavome pirmieji ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse STEM akreditaciją. Didelis mūsų išskirtinumas, kad visą mokymosi turinį kuriame patys. Tai turime turinio padalinį, kuris rengia visą metodinę medžiagą. Tai nuo istorijos, nuo jų veikėjų, iki pat konstravimo ir programavimo visų dalykų. Tai tuom ir esame išskirtiniai, nes mūsų turinys yra labai unikalus. Daug kas įsivaizduoja, kad robotikos akademijai viskas vyksta tik tai Lego konstravimas ir tiek žinių. Bet žinau, kad tos veiklos tikrai neapsiriboja. Tai šiek tiek apie tas veiklas papasakokit. Tai Lego yra tik tais pagrinde kaip įrankis visiems tikslam įgyvendinti. O į mūsų būrelius įeina tokie kaip komandiškumo ugdymas, draugiškumas, loginis mąstymas, inžinerinis mąstymas. Vaikai lygiai taip pat kiekvieną kartą susipažįsta su vis nauja istorija. Mes nagrinėjame globalias temas ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kalbame šiandien apie šiukšles. Ir klausėme vaikų, kodėl yra svarbu rūšiuoti, kam reikalingas perdirbimas. Ir tiesiog tą temą mes ugdome vaikus, o paskui iškeliama yra problema. Tai tiesiog, o kodėl reikia vaikai konstruoti, kaip mes ten galime, kodėl ne tai, kad konstruoti, bet kodėl reikia rūšiuoti. Ir kokį mes galėtumėm sukurti robotą, kad jisai galėtų mums išrūšiuoti būtent šiukšlės, konkrečiai pagal spalvas, nes rūšiavimas irgi labai tapačiai yra susijęs su spalvomis. Iškėlę problemą, mes konstruojame konstruktą ir paskui jį programuojame. Tai čia jau įdarbinti, nežinau, abu pusrutulį smegenų labai, ar ne, kad jau vaikas ne tik kažkokią motoriką, kad jis dėlioja, bet jisai mąsto ir globaliai mąsto, ar ne? Taip.
kiekvienam turbūt ir pedagogai, ir tėveliai, visiems, kas su vaikais dirba, tai čia yra aukso vertės klausimas, kaip padaryti taip, kad vaikai pamiltų tą mokymąsi, kad jam tas mokymasis nebūtų tiesiog, kančia, kaip sudominti kiekvieną, nes tikrai ateina pas jūs ir stovyklų metu, ir tarkim, kituose įstaigose vyksta užsiėmimai. Juk visi labai skirtingi. Ne vienam tas įdomu, kitam tas įdomu, tai įdomu, kaip sudominat visus. Tikrai taip. Pas mus Robotikos akademijoje taip pat yra labai svarbu sudominti vaikus ir kad vaikai norėtų mokytis ir gebėtų tai daryti. Todėl mes taikome motyvuojančią lipdukų sistemą. Kiekvienas mūsų būrelį lankantis vaikutis turi knygelę, kurioje renka kompetencijų lipdukus. Surinkęs 3 kompetencijų lipdukus gauna asmeninį vieno veikėjo herojaus lipduką ir taip sezono metu vaikas surenka 9 kolekcinius lipdukus. Nepaisant to, kad ir turime unikalų turinį, kurį kūrėme patys, mūsų kiekvienas mentorius įdeda savos personalizacijos. Žaidžia žaidimus tokius kaip lobių medžioklė ir po būrelio su visais vaikais kartu renka išsiparšiusias detalės. Ant žemės, ant stalų žiūri, visas sudeda į vietas. Lygiai taip pat vaikai, kurie moka skaityti, yra įtraukiami į istorijų skaitimą. Tai skaito tam tikras rolės veikėjų, paskui mentorius paaiškina visą tai. Naudojamas dar toks metodas, kaip paleidžiama muzika būrelio metu ir eigoje mentorius sustabdo muziką, tuo metu vaikai visi sustingsta, jie jau žino ir kai mentorius vėl atnaujina muziką, jie toliau darbuojasi. Mūsų tikslas yra, kad vaikai mylėtų tai, ką daro. O kai jie myli, vadinasi, jie mokosi. Lygiai taip pat kaip užimtumas, vaikams svarbu yra ir bendruomenė. O ji pas jūs tikrai didelė. Tai įdomu, kokie vaikų įspūdžiai pirmą kartą peržengus jūsų įstaigos slenkstį. Didžiausią įspūdį galbūt kelia tai, kai vaikai įžengia pas mus į ofisą, jie pamato gausę dėžių, Lego ir planšetinių ir tai būna wow, bet kurisgi vaikas nesusižavėtų, ar ne, Lego, planšetiniai kompiuteriai, iPadai, tai yra mūsų dienų kasdienybė, ar ne. Jeigu mes keliaujame į įstaigas, mes esame dažniausiai atpažįstami iš marškinėlių su Robotikos akademijos atributika, vardinių džemperių bei vardo kartelių ir faktas, kad rankose nešamės dėžės Lego. O vaikams labai smalsu, kas tose dėžėse. Neišvengiame ir tokiu atveju, kai mūsų ilgiau dirbantis mentoriai yra atpažįstami mieste, prekybos centros ir dažnu atveju jau kažkur tai šone girdime, mama, žiūrėk, čia robotika. O dar labai įdomu, kaip vaikai, tie, kurie lanko darželius ir po to ateina pas jūs, tarkim, į vasaros stovyklą. Ar jiem irgi čia tas toks tęstinumas, bendruomenė, susidomi jie irgi taip pat ir džiaugiasi, jaučia tą bendruomeniškumą, ar ne? Tikrai taip. Ir dažnu atveju, kad iš darželio vaikai visą laiką vasarą renkasi čia pas mūsų ofise į vasaros stovyklas, susiranda naujų bendraminčių, praplečia draugų ratą. Ir neretas atvejis būna, kada susiranda tikrų gerų draugų. O kaip tėveliai vertina jūsų organizuojamus užsiėmimus? Ar pareplikuoja, įsitraukia į veiklas? Kokį tą grįžtamąjį ryšį turit? Tėveliai turi galimybę bendrauti su mūsų mentoriais, elektroniniais laiškais, skambučiais, esant poreikiui susisiekėme patys su jais arba perduodame savo mentoriam, kad jie susisiektų. Padiskutuotų tėveliam rūpimais klausimais, atsakytų jų klausimus. Tačiau didžiausią grįžtamąjį ryšį gauname, kada tėveliai besibaigiant sezonui, būreliams, atlieka grįžtamojo ryšio apklausas ir atsako į klausimus tokius kaip, kuo vaikučiai patobulėjo, ar jiem patiko jų vaikų mentoriai. Tuomet tikrai su labai dideliu malonumu skaitome gražius atsiliepimus apie savo mentorius, apie pažangą, kurią padarė vaikučiai ir tikrai maloniai paglosto širdį. Taip pat nuolatos keliame nuotraukas į savo sistemą, prie kurios prieigos turi kiekvienas tėvelis, gali prisijungti ir pamatyti, ką, tarkim, jų vaikučiai veikia būrelių ar stovyklų metu. Kiekvieną dieną po užsiėmimo, ar ne, gali tėveliai pamatyti, ką konkrečiai sukonstravo, nuveikė, ar ne? Taip. O tėveliai, kai ateina pas jūs pasiimti vaiką ar po būrelio, ar po stovyklos, ar smalsauja, ką čia šiandien pastatė? Tikrai taip. Būna, kad jeigu, tarkim, būrelis vyksta mūsų patalpose, ofise, tai tėveliai dažnai užeina, nekantrauja, ar patys vaikučiai nubėga pas juos ir parodo savo konstruktus, ką sukonstravo. Ir tikrai dažnu atveju grįžta vaikučiai patys papasakoja tėveliams ir parodo nuotraukėlės.
Iš esmės, kaip suprantu, pataisykit, jeigu klystu, robotikos akademijos užsiėmimai tokiom 2 kryptim vyksta, ar ne? Tai yra netgi 3 galėčiau pasakyti. Tai yra darželiuose, jūs vykstat ar mokyklose, ar darželiuose, ar ne? Į kitas ugdymo įstaigas vykstat. Taip pat čia vyksta užsiėmimai, ar ne? Ir stovyklas. Apie stovyklas truputį dar vėliau pašnekėsim, bet kuo pagrindė tom 2 kryptim skiriasi, nes tėveliai kartais nežino, ar leisti mokykloje į būrelį, ar darželyje, ar atvesti čia po darbo valandų. Tikrai galiu užtikrinti, kad pats principas būrelio nesiskiria, ar jis vyksta mūsų ofiso patalpose, ar mes atvykstame į ugdymo įstaigą, tarkim mokyklą ar darželę. Pats principas išlieka lygiai toks pat. Vykstant į įstaigą atsivežam visą reikalingą įrangą, o kai vyksta būrelis pas mus, tai tiesiog reikia vaikučius atvežti tėveliams. Tai tokiu atveju dažniausiai tėveliai pasirenka jiem priimtiną būdą, ar vaikučiam palaukti tiesiog po pamokų, kol atvyksime mes ir ten dalyvauti būrelyje, ar juos atvežti į mūsų centrinės patalpas. Tai tikrai dažniausiu atveju vykstame pas vaikučius mes. Nors tikrai pabrėžiame, kad vaikučių laukiame ir pas savo patalpose, kad čia jie turi didesnę galimybę susipažinti su daugiau bendramžių iš kitų mokyklų, praplėsti savo socialinius įgūdžius ir susidraugauti su kitais. Galų gale pakeisti aplinką, ar ne? Nes visą dieną toj pačioj įstaigoje ir kur tu ateini į naujas patalpas, juk tau čia viskas smalsu ir įdomu. Turbūt laukiamiausias tas periodas yra pavasarį tėveliam, kai artėja tos jau vasaros atostogos ir mes vis tiek dar galvojam, kaip užtikrinti tą vaikų užimtumą, kur jau ten jį nukreipti, kad visa ta vasara per niek nepraeitų, tik tai basomis po žolę lakstant, bet ir kažką tokio lavinančio nuveiktų. Ir tikrai ieško stovyklų. Jūs taip pat organizuojat stovyklas, tai šiek tiek įdomu, kokios tos stovyklos, kaip ta dienotvarkė atrodo ir kokios veiklos būna. Tikrai taip, organizuojame ir dienos stovyklas vasaros laikotarpiu, kviečiame vaikučius iš visos Lietuvos. Visos Lietuvos teritorijoje yra organizuojama apie 900 stovyklų robotikos akademijos. Būtent Šiaulių apskrityje organizuojame 56 vasaros stovyklas. Tai tikrai, manau, didelis kiekis stovyklų ir galimybių pasirinkti vaikučiams tiek temą, tiek datą, kada jie norėtų atvykti. Kviečiame vaikučius iš visos Šiaulių apskrities, tai Radviliškis, Kelmė, Šeduva, Šiaulių miestas ir Kuršėnai, iš visos apskrities. Tai siūlome vaikučiam pasirinkti 6 temas, pradedant nuo mergaičių stovyklos, baigiant kosmoso tyrinėtojų ir Minecrafto mylėtojų pasiūlymas tikrai platus, todėl tikrai manome, kad visi gali išsirinkti savo patinkančią temą. O kasmet temas, pavyzdžiui, keičiat, ar maždaug esat apsistovėję ties tais vaikų pomėgiais, ką jie mėgsta ir stabiliai laikotės tų pačių temų, kad tarkim vaikai šiais metais nori šito, o po to kitą, ar kaip darot? Šiuo metu esame nusistovėję ties pačiamis mėgstamiausiamis vaikų stovyklomis. Tikrai nuolatos stengiamės kažką atnaujinti, pakeisti patį turinį ar pasiūlyti kažką naujo, tik matome tendenciją, kad vaikučiai, tarkim, vienais metais tie patys vaikai atvyksta į kosmoso tyrinėtoją, kitais metais jau vyksta gelbėti pasaulį, pasirenka kažką kito. O ar yra, kad berniukai labiau mėgsta vienas temas, o mergaitės kitas? Ar iš tikrųjų dabar nėra tas lytiškumas labai taip pastebimas? Pats lytiškumas gal sakyčiau, kad nėra labai pastebimas. Nuo tam tikro amžiaus mergaitės tikrai dažnu atveju renkasi berniukų temas. Turbūt net nereikėtų taip sakyti, kad berniukų temas. Tiesiog renkasi visokias temas ir apie žaidimus, ir apie Minecraftą ir tikrai nesirenka vien mergaičių stovyklos. Galbūt mažesnės mergaitės dažniausiai taip, jos nori išbandyti būtent mergaičių stovyklas, bet po to tam tikram laikotarpį prieinam ir prie kitų stovyklų. O kaip pati vyksta dienotvarkė vaikų? Na, turbūt ne tik visą dieną kažkokios užduotys vyksta, bet ir kažką daugiau nuveikėt. Visgi visą darbo, galima sakyti, pilną darbo dieną užimate, ar ne? Ir taip 7-5 dienas. Taip.
5 dienos per savaitę, nuo ryto iki vakaro vaikučiai kasdien atvyksta, jų čia laukia naujas nuotykis, nauja istorija, naujas konstruktas, pilnavertis, visavertis maitinimas 3 kartus dienoje, laisvalaikis laukia ir naujos pažintis, nauji iššūkiai. O ar tie mokytojai visą savaitę, tie patys mokytojai su vaikučiais dirba? Nes žinau, kad būna jautrių vaikų, kurie labai prisiriša, ar ne, prie vieno žmogaus. Tikrai taip, laikomės tokios tendencijos, kad tie patys 2 mentoriai dirba visą savaitę su tais pačiais vaikučiais ir stengiamės išlaikyti kokybišką šiltą bendravimą tarp mentorių ir vaikučių. Labai įdomu po stovyklų, kokie yra vaikų įspūdžiai. Ypač smalsu sužinoti tų, kurie paprastai nelanko robotikos būrelio, bet atvyko pas jūs pastovyklauti. Tai iš tikrųjų... Ar būna tokių atvejų, kur vaikai vis tik, jiem neprilimpa ta veikla? Ar įtraukiate kažkokiu būdu visus? Šiaip toks, koks tas grįžtamasis ryšys jau ne iš tėvelių, bet iš pačių vaikų. Patys vaikai jau besibaigiant stovyklai, pirmiausia, labai liūdi. Liūdi, kad reikės išsiskirti ne tik su mentorium, su kuriuo sukūrė labai gerą ryšį, bet lygiai taip pat ir su savo stovyklautojais, su savo draugais, kur naujų draugų susirado ir jau netgi tarpusavyje tarėsi, kad gal paprašom, kad mus kartu vėl užrašytų. Jau visiškai 2 nepažįstami vaikučiai jau vėl nori lankyti stovyklą. Ir neretai pasitaiko atveju, kada vienas vaikas išlanko mūsų kokias 3 stovyklas. Per vieną sezoną, per vieną vasarą? Taip, geras. Per vieną vasarą tikrai turime tokių, kur sako, aš norėsiu ir šitą pabandyti, aš norėsiu ir šitą pabandyti. Tai įspūdžiai iš tikrųjų būna labai emocionalūs. Pirmas dalykas, man vienintelis įspūdis įsimenantis, kaip ir kolegės vaikai lankė stovyklas, atsisėda jie jau į mašiną ir jau viskas, jie jau užmiega. Tiek būna visko daug per visą dieną, nes ir veiklos laukia, ir einam valgyti, ir tiesiog užsiemam visokiais edukuojančiais dalykais, konstruojam, programuojam, vykdom visokiausias misijas, eksperimentai ir visi kiti dalykai. Tai įspūdžiai, žinokit, liejasi per kraštus. Ir kaip ir smagu paminėti ir tą dalyką, kad mes Šiauliuose vykdant stovyklas turime ir svečių iš kitų miestų. Klaipėda, Vilnius, Telšiai, ypač močiutės džiaugiasi, kad gali vaikas, anūkas pas juos atostogauja ir atvyksta čia ir pas mus veda į stovyklas. Kiek žinau, net ir iš tolimesnių miestų atvyksta, ar ne? Tikrai taip. Tai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai visada esame atviri visam Lietuvos kontingentai. Tikrai tėveliams opus klausimas yra pietų miegelis. Jeigu mes ketinam vaiką mažesnį stovyklą atvežti, tai ar išsisukat be to pietų miegelio, ar vis tik jau knapsižiūrit ten 12 valandą vaikučiai? Taip, tai labai geras iš tikrųjų klausimas, kadangi pas mus vaikučiai lanko nuo 4, gali lankyti nuo 4 metų, tai tikrai dažnu atveju pasitaiko tokių dalykų, kad vaikas jau pasnaudžia, toks jau pasyvesnis būna ir tokių atvejų, kad užsimano miegučio, tai tikrai kontaktuojam su tėvelis ir sakom, ką daryti, kaip išbudinti, arba galų gale net ir ant sėdmaišio mes jos paguldame. Suorganizuojat, ar ne? Bent jau 15 minučių pasnausti, bet ne, pas mus nėra pietų miegelio ir tiesiog vaikai turi pilną dieną emocijų, tai miegoti miegelio pas mus nėra. Savo sūnų leidau, tai tikrai irgi labai rūpėjo, labai pergyvenau, kaip čia bus, nes darželėje tas, kuris nori miegoti dar pietų, tai nebuvo problema. Kas laukia jūsų ateityje? Kokių turit siekių, planų, vizijų, net kalbant ir apie pačias tas stovyklas, ar ne? Turbūt dabar verda tas pasiruošimas toks ir visi mentoriai ruošiasi ir turbūt jaudinasi vėl iš naujo, vėl galbūt naujos vaikų grupės. Tai ir apie tuos artimus planus ir apie tolimesnius truputį papasakokit. Tai taip, labai nirtingai planuojame stovyklų sezoną, kaip ir kolegė minėjo, turime jau atidarę 56 grupės
ir visoje Lietuvoje 900 grupių ir esame įnirtingai pasinėrę į stovyklų planavimą. Organizavimą Taip, visą. o būtent kas liečia nuo rudens, tai nuo rudens mes jau vėl atnaujinsime būrelių turinį, telksime dėmesį labiau į programavimą, paliesime ir dirbtinį intelektą ir tiesiog toliau gilinsime savo turinio subtilybės. O jeigu kalbant apie dar tolimesnius planus, tai nenorime labai daug žodžiauti. Labai skatiname pasiekti mus socialiniuose tinkluose, kur skelbiama visa pati naujausia informacija. Na, kai paminėjot tą, kiek per vasarą veiklų čia priplanavot, tai šiaip įdomu būtų išgirsti ir pačiu Lietuvos mastu, kiek visko vyksta, kokie tie skaičiai, kiek apskritai jūs per metus mokot vaikų, kiek vyksta tų užsiėmimų. Tai visoje Lietuvoje būrelius lankančių vaikų turime 10 000. Tai esame viena didžiausių neformalaus ugdymo įstaigų tiekėjų. Ir jeigu kalbant konkrečiai apie Šiaulius, Šiaulių apskrityje bendradarbiavom su 88 įstaigom, beveik arti 100. Siekiame, kad jau šį sezoną turėtume... Čia beveik su visom? Taip, beveik tikrai su visom. Tikrai vienetai yra tose, kuriuose tik tais nevykdome. Ir kuom labai ir norime pasididžiuoti, kad per vieną savaitę, tai yra per 5 darbo dienas, mes aplankome 149 grupės. Tai turime tiek daug vaikučių, o jeigu 149 grupės, tai jau yra 1450 vaikučių, kurie būtent Šiaulių apskrityje lanko mūsų robotikos akademijos būrelį. Tai mūsų širdis džiaugiasi tom. Esame antras didžiausias miestas Lietuvoje ir kuom labai norime pasidžiaugti ir savo komandą. Komanda, kurių dėka ir tie vaikučiai eina į tos būrelius. Nes mentoris yra pagrindinė ta priemonė, kur jisai atneša pačią didžiausią vertę. Taip mes turime turinį, turime visą programą paruoštą. Įrankius. Bet mentoris yra pats tas didžiausias vykdytojas, kuris ir padaro didžiausią darbą. Ir vat, kaip ir kolegės minėjo, atpažįsta mus visur. Ir mentorius, ir netgi, ką svarbu paminėti, kad kada mentorius dirba su viena grupe ir jeigu jis dėl kažkokių priežasčių turi tą grupę palikti, sako, aš noriu būtent šitos mentorius, kurią ir turėjau. Labai sukuriamas glaudus ryšys. O ar būna iš tėvelių tokių prašymų, na sakykit, kad ugdymo įstaigoje moko vienas mentorius ir labai norėtų, kad vasaros, sakykime, atostogų metu stovyklos irgi būtų tas pats? Labai dažnas atvejis. Taip. Netgi prieš įsigydami stovyklą tėveliai klausė, sako, kur bus mūsų mokytoja Toma. Mes norime būtent pas ją ir tikrai yra labai aukštas kriterijus iš tėvelių pozicijas iškeltas. Bandome lankščiai žiūrėti ir tikrai aiškiai galime iškomunikuoti, kad mūsų visi mentoriai yra patys nuostabiausi. Bet vis tiek šiek tiek įpareigoja, ar ne? Taip. Kai vat kolega pagiria, tai toks. Smagu, labai dėkoju visoms už pokalbį, buvo tikrai labai įdomu ir tikiu, kad tėveliai sužinojo tokios naudingos informacijos, kurie galbūt dar tik planuoja arba nori, arba ten jau vaikai traukia už rankos, noriu į tą stovyklą. Tai žodžiu, dėkoju, sėkmės jums ir geros vasaros galėčiau palinkėti. Ačiū Jums labai. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu nespėjote išvysti visos laidos, ją rasite naujienų portale taplius.lt rubrikoje Mama kalba. Iki.